Sveiki, su jumis itžinios.lt ir aš Svajūnė Jackūnaitė. Kompanija Twitter siekia ištaisyti problemą, dėl kurios kai kurie vartotojai gavo tweet žinutes, skirtas kitoms šalims. Ši problema iškilo šią savaitę, kai Twitter iš savo vartotojų gavo pranešimų, jog jie gauna žinutes, skirtas ne jiems. Kompanija Twitter antradienį Known Issues puslapyje paprašė vartotojų pagalbos. Kompanija prašė, kad vartotojai, susiduriantys su šią problemą, paskelbtų savo vartotojų vardą, nepažįstamojo vartotojo vardą ir nuorodą į šią tweet žinutę. Atrodo, jog ši problema gana plačiai pasklidusi. Ne jiems adresuotas žinutes gavo net tie vartotojai, kurie turi apsaugotas paskyras. Dabar Twitter turi rasti problemos sprendimą. Kompanija trečiadienį savo blogę parašė, jog kai kurie vartotojai mato tweet žinutes iš tų vartotojų, kurių pasekėjais jie nėra. Kompanija pridūrė, jog jis stengiasi nustatyti ir pašalinti šias priežastis. Su jumis buvo itžinios.lt, iki.